priekinė kajutė, štiperinė. Kaip jinai atrodo. Paįlysime vidų. Jinai atrodo visai neblogai, tai nėra labai didelė. Čia yra techninis skyrius, juodas tankas. Čia yra visur juodi tankai. Čia vietos atsigulti nėra labai daug. Mano metras 7-8, tai praktiškai rėmiuosi į vieną pusę ir į kitą pusę. Tai nėra didelis ilgis, bet yra lemputė, kuri neveikia, rozetė, dušelis, tualetas. Čia pasidėti toks dar. Pasidėjimas. Staliukas čia toks kaip nusileidžia, kaip ir gaunasi. Staliukas čia taip nusileidžia. Galima naudoti kaip laiptelį. Tualetas mechaninis. Čia irgi techninis skyrius. Čia techninis skyrius. Ir čia patekimas į grandinės skyrių. Grandinė susimeta gerai, nei kalniukai, vietos daug yra. Tai va tokia kajutė. Mažoka, ankštoka. Žmogui ūgiu su ūgiu 1,80 m, jinai bus per maža. Per šitą, tai naudojam šitą kajutę susidėti tašėm, fenderiams, bet gyventi tai čia taip, sakykim, šiaip sau išpildymas. Bet yra net ir tušiukas, įsitraukia. Vieta dingiui, sakykim, čia tokia gali būti. Dengiasi virtuvės langas, vienas liukas atidaromas. Bet nemaišo. Nemaišo nei groto šotui, nei atotampai nemaišo. Pasidėti nėra labai patogu, bet gali būti šitam laive. Tuzikui tikrai yra vietos, kur padėti nedideliam tuzikėliui. Tai priekinis kajutės, įėjimas vienos durys. Vienos durys ir čia toks tamburiukas gaunasi. Toks tamburiukas gaunasi. Čia į tualetus, čia į kajutės. Kajutės visiškai dvi vienodos, tai antros nefilmuosiu, nes žmonės dar visų daiktų nepasiėmė. Tai vat, jos visiškai simetriškos. Tai šita kajutė yra vidutinio dydžio, nei labai erdvi. Ten dviem žmonėm į tą pusę sugulus gali būti ankšta. Tai jeigu čia galvos, šitoj pusėje, tada užtenka pločio. Tai spintelė irgi taip nelabai techniškai padaryta. Čia tas karnizas, tai nelabai patogu. Atsidaro du iliuminatoriai faini. Labai gražiai užsidaro, vienas kitas, tai patogu, nėra užulaidėlių tų nesąmoningų, kurios pastovi ten kabinasi. Vietos pasidėti spintelėse daug ir ten atsidaro čia. Spintelės gan erdvios. Spinta irgi
didelė gan, kabyklos. Viršui pasidėti, čia galima pasidėti. Viršui kažką pasidėti, bet čia karniziuko nėra, tai ant šono nuskris ant krieno. Stalčiai dar nepatogu yra, kad pavyzdžiui čia yra stalčiai, jeigu durys atidarytos, tai stalčius remiasi. Negali atidaryti normaliai, tada reikia uždarinėti. Vienas stalčius yra ir kitas stalčius gan erdvus. Tai čia yra patogu, daug vietos pasidėti. Čia labai gera vieta yra batam pasidėti, galima iš karto nusiavus, tapkės batus. Čia po šituo čiužiniu nėra vietos, kad pasidėti dideliam lagaminui. Šitas dangtis prisuktas, kaip ir galėtų šitoj pusėje, bet nelabai. Tai lagaminui dideliam nėra kur vietos padėti. Priekiniai kajutėj. Čia po šituo irgi yra nemažas talpa, šitas papajolų nemaža erdvė. Galima irgi nemažai susikrauti. Taip kad 2 žmonėm čia pilnai užtenka vietos. Čia yra užlaidėlės, vienas langas. Čia yra kitas langas, liukas. Moskytinės yra. Arba yra šitas, bet magnetas nelabai laiko. Kabliukų trūksta, kai visą laiką pasikabint. Kažkur tai nelabai ką pasikabinsi, reikia savo turėti lipučkas. Ne, tai per 2 trupučiuką mažai. Jeigu čia vienas žmogus persirenginėja ar kažką tvarkosi, tai jau kitam čia nėra vietos. Tai va, tai priekinė kajutė tokia, sakykim, pusėtina. Dabar patekimas į tualetą. Irgi tualetas, sakykim, nėra didelis. Bet patogiai padarytas dušiukas. Išsitraukia vienas. Valdymas atskirai dušui, atskirai kranui. Yra spintelė tokia susideda daiktam viena. 2 žmonėm tikrai užtenka vietos. Ten dar yra pasidėti ant papačią jodo tanko kranas. Elektrinis tualetas. Veikia gerai, pompa veikia gerai. Tokie, sakykim taip. Jeigu žmogus nelabai erdvus, bet įsitekti galima. Yra liukelis. Vienas tik kabliukas. Taigi vėl rekomenduoju visiems, kas nori daugiau, tai yra tie slipučkos savo, prisiklijuokit, turėsit pasikabinimo daugiau. Čia analogiškai kitas 2, čia tualetas, čia kajutė analogiška, tai nefilmuosiu. Čia papajolų yra erdvė nemažai, irgi galima kažką susidėti. Erdvė susidėti yra, tik tai gaila, kad nėra vietos lagaminui. Nėra jokios didesnės erdvės. Taip, čia 2 kajutės vienodos yra. Nufilmuosiu vieną. Taip, kajutė galinė gan plati. Pločio, nežinau, bet sočiai čia to pločio. Labai nemažai. Ir taip galima gulėti. Spinta pakankamai erdvi. Čia nelabai ką pasidėsi. Čia tokios mažytės yra dėžutės. Ten va toks va. Papajolų yra. Atsidaro speisas. Galima kažką pasidėti, nelabai daug. Ir viskas. Padėliaus. Nėra labai daug vietos, bet erdvi kajutė. Truputėlį jautėsi kvapas nuo variklio, tai išklijuojam perimetrą, kad mažiau kvapo būtų nuo dizelio. Čia po irgi nėra vietos lagaminams susidėti. Ten yra kranai tokie. Perjungti tankam.
tokioje specifinėje vietoje nelabai patogu. Bet šiaip kajutė erdvė. Liukas yra vienas atidaromas ir kitas atidaromas liukas. Vėlgi kabliukų trūksta. Tad čia va dar lentynėlė va tokia tyra. Galima pasidėti kažką. Irgi va šitie labiausiai geri, kad jie užsistumia. Ir labai patogu. Čia yra dvi kajutės spintos. Viena labai gan patogi kajutė. Šitoj tikrai vat Difūrė modelį, tai šita vat kajutė tai ypatingai gera, nes užsidarius duris pilnai yra vietos persirengt žmogui sočiai. Liukas yra, spinta nemaža, papajolų yra šiek tiek vietos. Neatsidaro dangtis. Ir čia vat yra vietos, po čiužiniu yra nemažai vietos. Galima susidėti. Šitas nepasikelia viršus. Pločio užtenka dviem žmonėm, čia realiai nedideliem. Daiktam pasidėti. Nu, vat yra, čia dar spintelė. Čia techninis blokas. Šito jachtui. Techninis blokas yra čionai. Kaip dydis tikrai geras, gaila, kad viršus nepasikelia. Dabar galinis tualetas. Čia yra gan didelis. Yra dušas, durelės. Durelės užsidaro gan patogiai. Tai vienas gali praustis, kitas gali kažką čia prie kriauklės daryti. Dušas geras, patogus. Vietos užtenka. Tualetą yra dvi durys, vienas iš kajutės, kitas iš koridorių. Tai patekti čia irgi nesudėtinga. Dar vienas dušiukas yra papildomas, elektrinis tualetas. Atsidaro. Vienas atsidaro, kitas atsidaro. Čia yra juodas tankas. Galinis dušas tikrai geras. Užtektinai vietos šiandien. Virtuvės dalis gan patogi, tikrai daug spintelių. Čia pačio viršui darbas, čia prie viryklės patogus. Šitoj vietoje jokių neturiu kažkokių tai trūkumų. Yra jūros, reiškia vanduo, gėlas vanduo. Čia irgi daug pasidėjimo visokio. Čia spintelė, ten spintelė, čia spintelės. Spintelė tikrai pilna ir provizijai susidėti vietos sočiai. Šaldytuvai gan patogus. Vienas šaldytuvas, kitas šaldytuvas. Tikrai patogus, geri šaldytuvai. Užtenka vietos po pajolais. Irgi galima susidėti po vienu, po kitu. Po to dar galima įsidėti kažką tai. Kompanija yra faina. Stalas nusileidžia, galima padaryti lovą didelę. Susėsti visiems tikrai užtenka vietos. Šviesos užtenka, liukų mažoka, tik tai 2 atsidaro šitie. Šitas dar gali atsidaryti, bet čia po tūzikų jisai. Apšvietimo sočiai, gan patogu. Dabar bendrai iš lauko kaip čia viskas. Ir patogumų yra, ir yra nepatogumų. Tai patogumas, kad yra tas tiltelis patogu nusileidžia, nereikia tos lentos tenai kaišiut kažkur tai. Tas nusileidžia.
ant krienų šitus galima susireguliuoti. Čia visiškai nieko nėra daiktų pasidėti. Po šituo didelis reiškia bakas, didelis rundukas, bet ir techninis skyrius ten yra panda ir visokie pagalbinės priemonės visokios, tai ten šiukšlės nebent čia galima dėti. Labai gerai šitie padaryti, kad patogu visokiem falam ir šotam susidėti. Čia vat vienas yra susidėti tik tai švartom ir viskas ir daugiau nėra. Tik šitas ir šitas. Čia nieko nėra. Čia vietos yra pakankamai. Visiems susėsti, patogus, stalas atsidaro. Susėsti visiems yra sočiai. Išėjimas irgi yra patogus. Gerai padarytas, yra tarpas, galva niekur nekliūna. Čia plautu vaikščioti. Vantai netrukdo. Patogu čia viskas. Viskas yra gan patogu. Problema yra su giku, nes jisai remiasi į biminį. Ir iškėlus būrę, grotą ištempus, neišsitempia normaliai, liečiasi šitą. Nežinau, gal čia tik šitam laive, šiaip tai yra kažkas tai nenormalu čia su šito. Automatinis stakselis šitam laive yra gan gerai. Mažiau darbo su virėm. Yra tik tai dvi gervės. Viena paprasta, kita elektrinė. Viena paprasta, kita elektrinė. Nu, kaip ir užtenka. Trūktų, aišku, dar vienos gervės reikėtų ant furlekso gal papildomai pasidėti. Čia yra du stalčiukai. Vienas, kitas pasidėti. Vairininko irgi vieta patogi. Čia galima pasidėti kažkokius prietaisus, dar kažką, akumuliatorius, pakrovėjus. Galinis transas patogus, elektrinis, nusileidžia, bet nelabai saugus, nes gelbėjimo plaustas yra ten ir jeigu su elektra sugestų, tai avarinio atjungimo čia kažkokio paprasto nėra, nuleidimo, tai šitą vietą reikia būti atidėjom.